Azorų salos tai toks pats rojus kaip ir Havajai prieš 30 metų, sako kai kurie amerikiečiai. Tai lyg vis dar neatrastai turistų nesuniokota vieta su gražia gamta bei draugiškais ir šiltais žmonėmis. Ir svarbiausia, kad kainos dar kol kas prieinamos daugumai. Gal šis salynas išliko daugumai nežinomas dėl savo lokacijos, nes salos išsibarsčiusios tiesiog viduryje Atlanto vandenyno ir nuo artimiausio žemyno nutolusios apie 1400 km. O gal dėl to, kad saulės ištroškę turistai mieliau renkasi baltų smėlio nuklotas salas ir pakrantės. Tačiau, kas domisi išskirtinėmis vietomis, kas gulėjimą pliaže mieliau iškeičia į žygius po vulkaninius kalnus ir endeminius miškus, kas vietoj turistų šurmulio renkasi Atlanto vandenynų bangų ir vėjo ošimą, tokie keliautojai jau seniai yra atradę Azorų salas. Štai ir mes pagaliau čia apsilankėme ir turime daug ką parodyti ir papasakoti. Azorų salynas tai ne kas kita kaip viršūnės aukštų povandeninių kalnų stūksančių viduryje Atlanto vandenynų. O tiksliau, tai vulkaninės kilmės 9 salos, kurios niekada nebuvo susijungusios su žemynais. Dėl to čia galima rasti daug augalų ir gyvūnų, kurių nėra niekur kitur pasaulyje. Augalai, pamėgų šį vulkaninių mineralų prisotintą dirvožemį, lepino juos ir klimatas, kuris visada drėgnas ir ganėtinai šiltas dėl šalia salų pratekančios Golfo srovės. Taip viskas vystėsi ir formavosi apie kelis milijonus metų, tol kol neatvyko žmonės kažkur 15 amžiuje. O toliau jau žinome, kaip ten viskas būna. Kas dabar liko, tas liko, kažkiek dar priauginta, kažkiek dar naujų invazinių augalų primaišyta ir dabar turime vis dar išskirtinį ir akį traukiantį salyno gamtovaizdį. Žmonės apgyvendino visas Azorų salas, bet turistai pirmiausiai atvyksta į didžiausią salą, Sao Miguel, kur yra ir didžiausias oro uostas. Tik atvykus mums iš karto į akis krenta, kokia žalia yra ši sala ir nuo pat pirmos sekundės pajuntame, kokia drėgmė mūsų lydės ateinančias 2 savaitės. Be to šilta, malonu ir tai yra gerai. Užsidedame šortus ir suprantame, kad 70% atsivežtų rūbų vėl bus nepanaudoti. Lyg jie virš spalio mėnuo, lyg ir turėtų būti jo vėsiau, bet temperatūra net žiemos metu čia retai kada nukrenta žemiau nei plus 15 laipsnių. Ačiū čia prateikančiai Golfo sroviai. Bet ši srovė atneša ir daug kritulių, dėl to visos salos viršūnės apsitraukusios rūkų. Tai lyja, tai saulė šviečia. Dėl to pirmomis dienomis mums lieka tik salos pakrantės tyrinėjimas. Ir čia randame gana nuostabių dalykų. Visa pakrantė sudaryta iš visiškai juodų uolų, o didžiulios vandenyno bangos išskaptavusios įvairių formų uolų darinius, grotos, arkos, natūralūs baseinai bei šešiakampės kolonos, kurios susiformuoja labai greit atvėstant karštai lavai. Atrodo, viskas čia nulemta vulkanų. Mums toks gamtovaizdis neįprastas ir viskas krenta į akis. Pavyzdžiui, kaip ir ši maža salytė. Atrodytų, kad tai dirbtinis apvalus baseinas padarytas šios mažos salos viduryje. Bet iš tikro tai natūraliai susiformavęs darinys. Tai tiesiog senas vulkanas, šiek tiek suardytas vandens bangų ir apgriautas žemės drebėjimo. Tiesa, žemės drebėjimai čia taip pat dažni. Visai šalia šios mažos salytės vieno tokio drebėjimo sukelta nuošliauža pražudė salos sostinę prieš maždaug 500 metų. Tada žuvo apie 5000 žmonių. Dabar šis miestas jau atstatytas, bet salos sostinės statuso jis neatgavo. Jau senokai sostinė yra tapęs Ponta Dolgada miestas, turinti šiokį tokį senamiestį, daugybę parkų ir nemažai restoranų. Bet apie maistą gal šiek tiek vėliau. Važinėjant po salą visų pirma į akis krinta gana neblogi keliai. Sala žalia ir žydinti, daug visokių gėlių. Dažnai pakelės apsodintos hortenzijomis, gražios gėlės, bet jos įvežtinės. Turbūt įvežtos iš Azijos arba Amerikos. Kiti augalai taip pat traukia dėmesį, kai kurie visai nematyti, o kai kurie matyti Naujojoje Zelandijoje, Pietryčių Azijoje ar dar kitose tolimuose kraštuose. Beje, šioje Sao Miguel saloje nebuvo iškirsti visi medžiai, o kai kur galima rasti ir visai nepaliestų miškų plotų. O iškirstos teritorijos iš pirmo atiduotos avims, o dabar ir karvėms. Sakoma, kad čia karvės laimingiausios pasaulyje, nes ganosi palaidos, čia daug vandens, žolės, jos turi dažniausiai nuostabų vaizdą į vandenyną, o oras visada šiltas. Būtinai reiks paragauti sūrių iš šių pienų, pamaniau. Ir tikrai, sūriai man patiko, kas vakarą vis naujas skonis. Vulkanams reiktų dėkoti, kad salos dirvožemis itin derlingas. Pridėjus dar šiltą ir drėgną klimatą, gauname šiltnamio sąlygas visokiems augalams augti. Čia, sako, galima auginti beveik viską. Prieš kelis šimtmečius portugalams grįžinėjant iš savo kolonijų dažniausiai tarpinė stotelė būdavo Azorai. Čia jie sodindavo parsivežtus augalus ir prieskonius.
Apelsinai ir citrinos buvo vieni iš atvežtų ir gerai prigijusių vaisių. Kažkuriuo metu ir didžioji dalis apelsinų eksporto į Europą buvo būtent iš čia. Bet į salas pateko kažkoks tai apelsinmedžio kenkėjas ir visi šių vaisių ūkiai žlugo. Vietoj to pabandyta auginti kitą egzotišką vaisių – ananasus ir jie visai gerai prigijo. Buvo pasitelkti šiltnamiai tam, kad išlaikyti drėgmę ištisus metus. Geriausiais laikais Sao Miguel saloje buvo apie 3000 ananasų šiltnamių. Taip Azorai tapo vienintelė vieta Europoje, kur auginami ananasai. Jie yra šiek tiek mažesni, bet sakoma, kad išsiskiria savo skoniu, nes yra neįprastai saldus. Ananasų auginimu galima susipažinti pasivaikščiojus po ananasų šiltnamius, kurių yra šalia sostinės Ponta Delgada. Čia galima paragauti ne tik pačių ananasų, bet ir atsigerti ananasų alaus arba likerio. Kitas toks gerai prigijęs ir tuo metu svarbus augalas buvo arbatmedis. Prieš 100 metį šioj mažoj salytėje buvo net 14 arbatos plantacijų. Galiausiai ūkininkai neatlaikė didelės Azijos ir Afrikos konkurencijos ir šiuo metu saloje liko tik 2 plantacijos. Įdomu ir tai, kad didžiausi arbatos kenkėjai neišgyvena permainingame salyno klimate. Dėl to auginant arbatą nenaudojami jokie pesticidai. Gaunama grina organinė arbata. Azorai yra vėlgi vienintelė vieta Europoje, kur gaminama arbata komerciniais tikslais. Beje, saloje auginama ir šiek tiek kavos, bet nereikšmingai. Pamenėte mano video apie Islandiją. Ten buvo daug geizerių apskritai, visa sala buvo vulkaniškai aktyvi. Pamenate, kad dėl to yra kaltos Eurazijos ir Šiaurės Amerikos plokštės, kurios trauksi viena nuo kitos. Tai su Azorais lygiai tokia pati istorija, nes šios salos išsibarščiusios ant to pačio vidurio Atlanto kalnagūbrio, einančio vidury Atlanto vandenyno. Dėl to čia taip pat rasite tokių vietų, kur galima išsimaudyti šiltame ar net karštame vandenyje. Vanduo kai kur burbuliuoja ir atrodo pavojingai. Išsimaudyti saugiai galima specialiai įrengtose vietose. Kadangi lauke ne taip vėsu kaip Islandijoje, tas sėdėjimas karštame vandenyje mums pasirodė ne itin patrauklus. Saloje yra net toks miestas, kur beveik jo centre iš po žemė veržysi garai, burbuliuoja fumurolės bei trykšta mineralinis vanduo. Tai miestelis Furnas. Vietiniai pasakojo, kad anksčiau čia buvo galima laisvai atvažiuoti, pasigaminti valgyti specialiai įrengtose vietose po žeme, papiknikauti, išsimaudyti karštose versmėse. Ir visa tai buvo nemokamai, bet užplūdus turistų bangai viskas tapo mokama, kontroliuojama. Dabar po žeme gaminamas maistas tik restoranams arba tiems, kurie susimoka. Po žeme dažniausiai gaminamas toks troškinys, imamas didelis puodas, tam pridedama įvairių mėsų bei daržovių. Puodas užkasamas po žeme ir paliekamas troškintis apie 4 ar 5 valandas. Šį troškinį valgėme net porą kartų, mėsos mėgėjams tai tikrai patiks. Mieste Furnas yra ir vienas iš gražiausių parkų visoje saloje. Visoje saloje galima rasti daugybę įspūdingų parkų su endeminė augmenija ir augalais iš viso pasaulio. Bet Furnas parkas mums paliko kone didžiausią įspūdį. Aš asmeniškai nebuvau dar buvęs tokiame parke ir mane kaip žalumos mėgėja šis parkas labai sužavėjo. Pasivaikščius po parką galima ir atsipūsti terminiuose baseinuose ar burbulinėse voniose, kurios yra įrengtos tiesiog viduryje parko. Ir galiausiai mums labiausiai patikęs dalykas Sao Miguel saloje – tai vaizdingos apžvalgos aikštelės, vadinamos miradoromis. Nuo jų atsiveria nustabos vaizdai į vandenynų platumus, vulkaninės pakrančių uolas ar jų ugnikalnius ar jų kraterius. Šių aikštelių yra pilna visoje saloje ir jos pasiekimos gana lengvai, dažniausiai su mašina, bet kartais reikia ir paeiti. Viena tokia miradora yra ir ant seno apleisto viešbučio. Viešbutis pastatytas kone įspūdingiausioje salos vietoje, bet dėl per mažo turizmo viešbutis bankrutavo ir buvo paliktas likimo valiai. Drėgnas ir šiltas klimatas greitai perėmė vadeles ir pavertė šį viešbutį į vaiduoklį. Įėjimas čia užtvertas ir visi čia einantys atsako už save. Vos jį patekus darosi nejauku, nes nežinia kada koks plitgalys ar kokia lenta nukris iš viršaus. Nepaisant pavojų, čia visada pilno žmonių, ypač rizikuoti linkusio jaunimo. Buvo gana nelengva užduotis surasti laiptus į viršų, kol galiausiai zigzagas atsidūrėme ant stogo, nuo kurio atsiveria vaizdas į šios salos žinomiausią vietą. Tai didžiulis ugnikalnio krateris, kuriame yra 2 mėlynas ir žalias ežerai. Būtent šios vietos nuotrauką išvysite pirmiausiai, jei Google'e įvesite žodį Azorai. Aplinkui šį kraterį yra pilna apžvalgos aikštelių, kuriuose turbūt rasite ir nemažai turistų. Kaip minėjau, ši vieta yra tapusi visų Azorų ikona. Turistų bus gan nemažai ir kitose salos vietose, nes į šią salą vykdomi tarptautiniai skrydžiai. Dažniausiai žmonės ir apsiriboja šią salą, savaitėlę ją pasigrožia ir grįžta atgal į žemyną.
Bet Azorai yra sudaryti iš 9 salų ir mes nusprendėme aplankyti didžiąją jų dalį, tam, kad susidarytume aiškesnį vaizdą, kas tie Azorai. Bet kitos salos jau kitose dalyse. Bus mažiau turistų, daug gero maisto, vyno, ugnikalnių, žiaurių tradicijų ir labai šiltų žmonių. Neužmirškite keliauti, nes kartą paragavęs kelionių negali sustoti.